apie Ispaniją, ką galėtum pasakyti apie Madrido Realą. Aš suprantu apie Realą, visokių kalbų yra, kaip tavo sezonas, kaip tu galėtum įvertinti apskritai tavo nuomonę pačiu? Kaip trumpai? Nežinau, šiaip aš laimingas tikrai esu, labai ten viskas patiko, aišku, galbūt sezono pabaiga netokia galbūt ir panorės ir laimėti viską. Ir su žaidimu kažkaip tenai gavosi, kad mažiau ten to laiko gale būdavo toks nestabilumas. Bet šiaip sakau, šiaip bendrai paėmus esu patenkintas. Nežinau, ką dar atsakyti. Finale Karališkos taurės žaidėjai daug ir tikrai nemažai ir įtakos pergaliai padarėjai. Kodėl dabar gavosi finale šitam? Kaip? Supraskite, sezonas labai ilgas ir tiesiog tos rolės galbūt keičiasi komandai. Treneriai vienus dalykus kitus mato. Ir nežinau, reikėtų trenerio klausti. Aš irgi, kaip pasakyti, aš normaliai jaučiausi ir buvau pasiruošęs padėti, bet tiesiog taip gavosi, kad būdavo vienas varžybos startė, pradedi sekančias 2 minutės žaidė, vėl startė, vėl 4 minutės, tai sakau, to tokio nestabilumo to, tai čia, kaip pasakyti, aš treniravausi, dariau savo darbą ir aišku, galbūt kažkiek gale sezono buvo ta daugiau gynybinė rolė, teko prie to prisitaikyti ir bent jau tiek duoti komandai. Sklinda kalbos, kad Martynas Pocius kitame Madrido Reale nežais. Paneik arba dar kartą? Tai čia kalbos, tai kas spauda parašė, ne? Paneik, kas sakyk? Ne, tai aš tiek pat girdėjau, kiek jūs, aš turiu dar kontraktą dar 1 metam, klausiu agentos, kalbėjau treneriai, sakė viskas normaliai, tik žiūrėsim. Negazdinkit manęs. Ne, norėtum likti čia, paneik? Jo, tikrai norėčiau. Viskas, ačiū. Apie rinktinę, tik prisijungiai, kaip atrodo, vyrai kokiai formoje. Dar per anksti vien dėl to, kad aš pats, žinokit, kosmose, nes, kaip pasakyti, aš tik ką iš lėktuvo išlipau ir tiesiai į salę atvažiavau, tai man dar viskas, kaip pasakyti, maišosi šiek tiek. Bet, duokit dar apsikras, šiaip kol kas viskas tikrai normaliai, ritmas aukštas, vyrai dirba gerai, sakau, gali. O turėjai galimybių kontrolinės rungtynės pažiūrėti? Jo, žiūrėjau prieš makedonus pirmus porą kėlinukų, nes mums patiems buvo varžybos iškart po to. Ir prieš graikus žiūrėjau visas varžybos. Ko trūksta vyram, kaip tau atrodo? Per anksti. Neskubėkit, kaip pasakyti, derinama, viskas, puolimas, gynyba, viskas derinama yra ir to susižaidimo dar trūksta. Turim tiek 10 dienų ir kiek manau, viskas bus normaliai. Kaip sveikata? Sloguoju biškai. Ne, nesiskaito čia. Gerai, viskas normaliai, kaip sakiau, sezonas labai ilgas, tų mažų tokių žaidybinių traumų būna, bet bendrai paėmus anksčiau visi treniruoti, šiaip kol kas normaliai nesiskundė. Ar tas mažo žaidimo laikas pastaruoju metu jis gali nuvarginti psichologiškai, ar kaip tik jie bus tokie rinktiniai? Ne taip, kaip pasakyti, aš taip norėjau žaisti tenai, bet dabar atvažiavau ir dabar esu pasiruošęs padėti rinktiniai kiek įmanoma ir aš kaip ir noriu žaisti ir pasiilgęs to krepšinio ir tikiuosi, kad pagdėjo viskas į naudą bus. Kurių draugų Martynai labiausiai pasiilgęs, kuris kalbėsite? Draugų pasiilgęs. Tai tu nepažįsti gal kai kurių draugų, čia tai bendradarbiai, o draugai tikrai... Ne, bendrai pasiilgau tos atmosferos visos komandinės, patys filmo matėt ko gero, tai prasme grįžti čia atsigauni morališkai. Su tėvu bent alaus suspėjai išgerti? Tai aš tik iš lėktuvo išlipau. Teks, nežinau, kai grįšim iš Daugdėvių iš Londono. Šiam laikotarpiu tradicinis klausimas, ar kažkiek gali stebėti Europos čempionatą? Stebėjau Ispaniją, kol buvau stebėjau, pavykdavo. Šiandien nemačiau, kas žaidė, bet šiaip truputį pasižiūriu. Vakar buvo komandinė vakarienė, paskutinė va ten dar Madride, tai ispanų rungtynę žiūrėjom, visi labai sirgo ten, džiaugiasi. O dabar ką, nežinau, aš Amerikų kaip ten bus, pavyks pažiūrėti, nepavyks, ten gal ne tiek daug rodo. Čia jau futbolas. Amerikų ten kitaip. Apie futbolą, nebepradėm. Futbolas. Turi kažkokius savo favoritus? Ne, žiūriu gražų futbolą. Ispanus palaikau, nes tenka dabar. Nori, nenori, ne? Nori, nenori. Šiaip už gražų futbolą, žiūriu tiek. O filmą Mes už Lietuvą teko pamatyti? Teko. Ir kaip? Super. O kaip jum? Super. Tai viskas. Aš manau, tikrai labai gražiai viskas parodė. Be pagražinimų? Ne, viskas taip pat. Be keiksmažodžių.